Sveiki, esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien gavau iš Monikos klausimą. Pasakykit, prašau, 2 aspektus, kurie yra svarbiausi mityboje. Monika, svarbiausia mityboje saikingumas ir reguliarumas. Saikingumas, kaip jį įvertinti? Tai įvertinkite tai, kad valgydami baikite valgymo procesą pasisotinę 80%, nes sotumo jausmas ateina vėliau. Kitas svarbus dalykas tai yra reguliarumas. Nepraleiskite nie pusryčių, nie pietų, nie vakarienės. Labai svarbu, kad tarp pagrindinių valgymų būtų ne ilgiau negu 3 valandos tarpai. Kitas svarbus dalykas, jeigu jaučiatės tarp valgymų alkani, tikrai rekomenduoju sveikatai palankius užkandžius, tiek riešutus, tiek vaisius, daržovės ar kitus užkandžius pasigaminę sveikatai palankius. Dar norėčiau pridurti, kad iš tikrųjų kas yra svarbu, kad įsirinktumėte sveikatai palankius produktus prekybos centruose, turguje, kad gamintumėte namuose, skirtumėte laiko gaminimui, skirtumėte laiko valgymui, kad savo dieną planuotumėte ne pagal savo darbo turimus atlikti darbus, tačiau savo darbo dieną planuotumėt prie valgymų. Tai yra, kad valgymai būtų pirmiausia, o valgytumėte tada, kada susiplanavote ir planuokite savo savaitės meniu. Būkite sveiki ir laimingi.